Niekas nemato tavo pilnos versijos, tik fragmentus. Kiekvienas iš mūsų matome pasaulį skirtingai. Tai reiškia, kiekvienas iš mūsų matome vienas kitą per savo vidinio pasaulio filtrą, koks jis bebūtų. Tai reiškia, jog mums ypatingai yra svarbu žinoti, kas mes esame ir kokia yra mūsų vidinė tiesa. Nes jeigu to nežinome arba neišdrįstame toje tiesoje stovėti, tai pastoviai švaistome energiją, bandydami įrodyti savo tiesą, savo kelią, savo pasirinkimus žmonėms, kurie net negali mūsų suprasti. Ir viskas su tuo yra gerai, nes svarbiausias dalykas tai yra mūsų ryšys su savimi. Tik iš šito šaltinio gali gimti harmonija ir meilė išorėje. Ji negali gimti iš išorinio šaltinio, viskas teka iš vidaus. Tai nors kitų žmonių kraunamos projekcijos, limitai, iliuzijos, lūkesčiai, nekviesti patarimai ir kritika yra nemalonu ir dažnai skausminga, tai yra būtina tam, kad mes atsigręžtume į savąjį autoritetą. Ir kas man buvo praeitie, tai aš galvojau, jeigu aš įkūnysiu savo autentiškumą ir išmoksiu kalbėti savąją tiesą aiškiai ir suprantamai, ateis va tokia diena, kada visi aplinkiniai supras mane ir mano pasirinkimus, kadangi jie matys mano autentiškumą. Na, bet tai yra iliuzija. Nėra tokio taško, kada tave visi supras, net ir patys artimiausi. Tai, ką aš kalbu, yra svarbu visiems. Bet svarbiausia tai yra lyderiams. Lyderiams, kurie jau seniai žino savąjį kelią kaip lyderio, naujiems lyderiams ir tiems, kurie dar tik užčiuopia savo lyderystę. Nes jeigu lyderis plėšosi bandydamas įrodyti savo tiesą visiems ir savo kelią, priima kiekvieną kritiką asmeniškai, tai jis negali sutelkti dėmesio į savo viziją. Jo energija teka į kovą. Tai reiškia, kuo daugiau koncentruojasi į kovą, tuo daugiau kovos ateina. Tai yra būtinasis lyderio išbandymas. Kodėl? Lyderis yra ugdomas turėti aiškią poziciją. Kai žmogus turi aiškią poziciją nuo bandos kitų žmonių ir jis yra ryškus, tai jis neišvengiamai pritraukia kitų dėmesį, pavydą ir projekcijas. Taip yra. Tai reiškia, lyderis turi susivokti, ar šita diskusija, šitas ginčas yra vertas mano energijos. Galbūt netgi mažiausias komentaras, ar man verta į jį reaguoti. Ir mes turime pradėti matyti kitus tiesoje taip pat, ne iliuzijoje. Tai matyti žmonių veiksmus ir žodžius. Ir jeigu žmonių gyvenimas skiriasi nuo mūsų, tai reiškia vertybėmis, tikslais ir visų darbų su savo vidiniu pasauliu, mes turime priimti šitą tiesą ir suvokti, kad jie negali pamatyti manosios tiesos, bet aš taip pat ir nenoriu gyventi jų tiesoje. Tai reiškia, jų nuomonė neapibūdina mano realybės. Mes absoliučiai kitaip matome. Ir kad ir kaip aš bandysiu įrodyti savo pasirinkimą, toks žmogus to nematys. Tai ypatingai dar būna su lyderiais, jeigu dar nėra stiprus identitetas, tai reiškia, mano vizija verta įgyvendinimo tada, kai man pritarė artimieji žmonės, ir pasako, kad šita vizija yra verta įdirbio ir mano dėmesio. Ir tada eina prašyti patarimo, pritarimo iš žmonių, kurie net negali to patarimo suteikti. Jie net negali suvokti,
kad tokia vizija išvis gali būti pildoma, jie neturi tam drąsos, jie iš karto suprojektuoja savo baimės. Tai lyderiai, tai yra numerologijoje vienetas, tai reiškia, aš fiksuojuosi į vieną tašką, į savo viziją, į savo tikslą. Kadangi suprantu, kad viskas juda kaip vienis, aš nesifokusuoju konkretų rezultatą, nes visata gali man atnešti ir atidaryti visai kitas duris, kurios bus dar geresnės. Aš turiu būti lankstus. Bet aš negaliu iš to savo vizijos taško, jeigu noriu būti autentiškas lyderis, pradėti pastoviai slidinėti į šalis ties kiekvienu komentaru, ties kiekviena kritika, ties kiekvienu nesupratimu, ką aš čia darau. Aš turiu sutelkti dėmesį. Ir tai reikalauja ego treniravimo, ego transformacijos. Tai reiškia, man nereikia savęs įrodyti kitam, kad mano tikslas būtų svarbus ir reikalingas. Tai reiškia, aš iš tikrųjų save gerbiu, kai aš baigiu ginčą, aš patyliu. Aš sustabdau save nuo savęs įrodinėjimo. Nes kuo labiau lyderis save įrodinėja ir švaisto energiją, tuo jis duoda aiškesnį signalą kitiems, kad jis nėra tvirtas savo vizijoje. Tai ego klausyti tame momente, pas lyderius dažnai ego reakcija į stresinės situacijas yra pulti. Ir jeigu tu nesugebi išbūti šitoje būsenoje, praleisti emocijas per save ir pasirinkti likti savo tiesoje ir gerbti savo energiją, tai tu realiai pasimeti. Tu pradedi svyruoti į savo kelio į visas puses. Ir lyderiai taip yra treniruojami. Taip, kad jų energija kalbėtų už juos pačius. Jiem nereikėtų būti garsiausiais kambaryje, su visais ginčytis, visiems parodyti, kad ką jie daro yra svarbu. Ne. Lyderio energija turi būti jaučiama vien jo buvimu. Ir taip, sveikos diskusijos su žmonėm, kurie padeda augti, yra būtinos lyderiui. Ir tie patys nesutarimai ir ginčiai, tos trintis padeda augti. Bet su asmenimis, kurie net neturi kompetencijos nei savo gyvenimo pusės, nei iš vidinio darbo, nei iš išorinio komentuoti ir kritikuoti, tai su tokiais žmonėmis ginčiai yra bergždi. Tai yra tik tai ego užsuktas noras laimėti, nugalėti, įrodyti, parodyti, bet turbūt žinai, apie ką aš čia kalbu, kuo daugiau įrodinėjai, kuo daugiau kalbi, tuo daugiau save įsišvaistai, tuo labiau būni nesuprastas ir galiausiai net negerbamas. Nes žmogus pajaučia, kad tu švaistai savo energiją ir tikėtina tada bijoji savo tiesą. Tai visi šitie iššūkiai, tikrai nemalonus ego, yra mokytojai. Atsigręžti į save, sustiprinti ryšį su savimi ir žinoti, kas esi. Nes jeigu nežinai, kas esi, pasaulis tave apibūdins kiekvieną dieną.